Jau neįsivaizduojame savo gyvenimo be šiuolaikinių technologijų. Mikrobangų krosnelėje pasišildome pietus, internetu užsisakome bilietus į koncertą, mobiliojo telefono jau net nebepaleidžiame iš rankų. Tačiau studentai naujasias technologijas pritaiko nelegaliems būdams, pavyzdžiui, nusirašinėjimui. Universitetuose nusirašinėjimas yra didelė problema, su kuria bandoma kovoti. Tačiau tobulėjant technologijoms, tobulėja ir nusirašymo metodai. Apie tai kalbame su antro kurso studentu Šarūnu. Rašinėjimas taip pat tobulėja kaip ir technologijos. Nuo senų priešistorės laikų ant delnų užrašytas formulės ir panašiai. Tai jo, dabar yra patobulėję šitą sritis, studentai investuoja pinigus, perka technologijas, kad pagerinti šitą būdą. Pasakoja studentas Šarūnas. Universitete sutikti studentą, kuris nusirašinėja nuo popierinės paruoštukės, yra retas atvejis. Šita vadinama špera ar manikėlė, kuri lankstomai gauna, tai yra jau retenybė. Galbūt ne tai, kad retenybė, bet sunkinybė, nes yra daug lengvesnių būdų, kaip galima nusirašyti. Pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų pagalba. Antro kurso studentas papasakojo, kaip tai veikia. Tu įsitrauki telefoną, parašai klausimą, nurašai, nusiunti draugais, tavo atsiunčia atsakymą. Čia yra jo vienas paprasčiausių, žinoma, turi turėti ir protingą draugą, kuris tau kažką pasakytų. Ir tu turi būti gudęs nykščiu. Šitie SMS-ininkai, kurie ten per dieną parašo daug SMS, tai jam nesunku. Nykščiai ten suspaudė tos atsakymus ir nusiūs greit. Bet tai ganėtinai sunku, nes į žinutę tu, tarkim, grafiko ar formulės, tai neįterpsi, neparašysi, tai jau irgi toks primityvus gan būdas. Sako studentas Šarūnas. Tačiau studentai nebūtų studentai, jei nesugalvotų nelegalių būdų, kaip per egzaminą nusirašyti grafikus ar eskizus. Vienas iš būdų gali būti, kad dabar šitie visi naujai telefonai su touchpadais, nauji modeliai, tai yra tiek tobuli, jog turi operacinę sistemą kaip kompiuteris ir paprasčiausiai tu gali įsikelti tą patį PowerPoint prezentaciją, visas skaidrės, vaikliukais į telefoną. Ir tu telefoną atsidarai ir viskas kaip kompiuterį. Tu matai skaidrės, gali jas koreguoti, gali kopijuoti į savo telefoną, atminti kažką ten daryti su jom, tai turbūt vienas geriausių būdų. Ypač kaip šitų telefonų ekranai yra labai didelė gaba, tai tu gali ir iš toli, ir tarp kojų pasidėti, ir ant kėdės šalia pasidėti, nusirašyti, viskas matosi. Yra galimybė, kad, tarkim, vienas studentas turi savo telefone kažkokius grafikus, lenteles ir visa kita, ir yra galimybė jam persiųsti šitos duomenis? Jo, persiųsti galimybės yra net kelias, yra belaidžiai ryšiai, Bluetooth šitie vadinami, yra netgi, jeigu universitetas modernus turi internetą, wirelessą, belaidžiai ryšį tą prasme, tai tu gali interneto pagalbą nusiųsti, gali išspręsti savo variantą nufotografuoti, nes šitie telefonai turi kameras, galingas kameras ir viskas matosi, kai tu nufotografuoji, aiškiai tu nusiunti draugus, nusirašomis. Esu dar girdėjus apie ausines. Ką nors apie tai girdėjęs? Gan populiarus dalykas dabar yra toks mini ausinė, kuri dedasi tiesiai į ausį. Turbūt tokio dydžio ta ausinė kaip rankinio laikrodžio elemento dydžio. Jisai įlenda pilnai į ausies šitą ertmę, nežinau, būgnelį įsidėri, tu nieko nematai, tu tik girdi garsą. Taip pat prie to, šitas prietaisas jungiasi prie telefono ir paprasčiausiai tu į telefoną įkiši laidą, kaip klausytumais radijos paprasčiausiai. Ir telefonas dėdi į kišenės, paskambini savo draugai, kuris tau diktuos atsakymus. Ir dar į šitą kompletą taip pat įeina 2 mikrofonai. Vienas dažniausiai dedasi čia į ranką, ant riešų, ant grandinėlės, kad spinai mėgstinti, o kitą kabinė ant kaklo, kad tau būtų, nes tu turi padiktuoti klausimus. Bet tai yra ganėtinai sunku, nes sunku yra padiktuoti, ypač jeigu yra daug klausimų, bet tai nelabai geras variantas, nes tu, kai nori atgal, kai tu jau žinai klausimą, tu supranti, ko klausia, bet tu negali paaiškinti, tarkim, grafiko, negali pajungti. Nebent studentas, kuris rašo šitą kolį, jis jau yra skaitęs, susipažinęs medžiagą, tu jam tai gali priminti. Tada jo. Tai šitas visas daiktas yra populiaru, patogu, bet nelabai man jis priimtinas, nes yra geresnis variantas, yra su kamera. O kaip tai veikia? Ta prasme, prie tų mikrofonų dar prisideda kamera. Tu ją prisikabini ir tu gali nufilmuoti lapelį. Bet žinoma, tai yra brangiau ir plus tu turi užmėgsti ne paprastą skambutį, kaip pirmo atveju, bet turi užmėgsti vaizdo skambutį, kad tau tiesiogiai tai filmuotų kamerą, šitos klausimus. Bet šitie dalykai brangiai kainuoja. Tu gal žinai kiek? Girdėjau, kad šitas pirmas variantas be kameros, tiesiog ausinį ausį kainuoja 250 litų, plius minus kažkas tiek. Žinoma, į šitą komplektą dar kaskart reikia nusipirkti po 2 elementus, nes ta ausinė
vien iš telefono neišlaiko, ją reikia papildomai. Batareikas vadinam, tai dar kas kart tau kainuos po 6 litus kokius, nes jau geriau nusipirkti kas kart po naujus batareikas, kad ramus sėdėt, kad tau neišsikraus ir nebus bėdų. Tačiau antro kurso studentas Šarūnas sako, kad nusirašinėjimas yra neigiamas dalykas, jis yra nelegalus ir universitete nusirašinėti nereikėtų. Jis sako, kad yra matęs, kaip studentai nusirašinėja mobiliųjų telefonų pagalba. Vieni dėstytojai jiems liepia pasidėti telefonus į kuprinę, kiti dėstytojai tokius studentus išvaro iš auditorijos. Jei studentas yra pagaunamas nusirašinėjant universitete, jam gali būti neįskaitytas darbas, studentas gali gauti skolą, gali kartoti kursą arba jis gali būti pašalintas iš universiteto.